Sveiki, mėly sekėjėliai. Mes ir vėl čia. Sezonas baigėsi ir prasidėjo kitas. Tai va, šiuo metu skrisim į Taivaną. Taivano Formula D. Mūsų hebra jau tenai. Tai mes realiai tokie paskutiniai. Ir vėl lėktuve visą parą. Ir vėl 20 valandų lėktuve. Taip? Taip. Dabar eit surast vartus ir pamiegoti. Taip. Numigti. Tai sveiki, mėly sekėjėliai, dar kartą. Tai va, tai mūsų komandos dalis pralaukė labai ilgą laiką. Dabar laukiam kaip ir visi kažką tai paklaiminti ir panašiai. Kirevičius mūsų yra tas dėdė, kuris prisikabins prie kiekvieno dalyko, tai šiandien greičiausiai neskrisim, bet neaišku kaip čianai, kur liksim, ką darysim, ar viešbutis, ar ką, nes, pavyzdžiui, Mantas yra iš Kauno ir jis nežino, ką daryti. Tai prainforminsim daugiau detalių biškį vėliau. Kirevičiau, tai ką? Tai sveiki, mėly sekėjėliai. Tai va, pabuvom oro uoste. Ir atskridom į Vilnių. Į Vilnių. Ir atgal namuko ir ką mes veiksim. Rytoj bandysim dar kartą, nes oro balionai. Mes toliau ruošiamės. Šiandieną važiuosim testuoti to bolido ir kito, kur kitam kampe stovi. Tai va, kaip matėt visi, kolektyvas šiandien vietinių mūsų laikų Taivano turėjo būti vakare pas mumis, bet su sąlyga, kad buvo balionų, skrydį atidėjo ir jie tik tai rytoj pas mus pasirodys. Gerai, kad iš tikrųjų iki varžybų dar turim keletą dienų, tai kaip ir viską spėjom. Tai va, šiandien, aišku, dar šitą ištestuosim, pažiūrėsim, ar viskas gerai. Ir kaip visada turim vėluojantį konteinerį, kur yra pirmukas V8 kompresorius. Labai norėčiau tos mašinos turėti varžybom. Bandysim kažkaip spėt, kaip gausis neįsivaizduoju, bet laikas parodys. My enemy.